Labą dieną. Šitam filmuke panagrinėsim, kaip atlikti rašto darbo dalį. Už trečią dalį geomo užduotis, būtent čia pas mus yra diagramos antroji dalis ir mums reikia išmokti kurti skritulinės diagramos ir histogramas. Tai pirmas tipas diagramų skritulinių šitoj užduotį pas mus remiasi to, kad mes žiūrėsim, kiek kiekvienos komandos nariai padarė savo įnašą per labai trumpai laikotarpį, šiuo atveju nuo spalio 1 iki spalio 31. Pasižiūrėkim, kaip šitokią diagramą padaryti ir paskui taip pat pažiūrėsim, kaip histogramą atitinkamą padaryti. Ten, kad padaryti tokią diagramą, mes turim turėti jau užpildę aptarnautą klientų visą lakštą. Aš rodau tik tai dalį šito lakšto, tam, kad būtų patogiau žymėti ir tam, kad nebūtų galimybės ypatingas nurašyti iš viso. Tai dabar tam, kad nupiešti tą pirmą diagramą, jos pavyzdys jau ten padarytas, aš pažymėsiu nuo Jurgio Pankaus iki Miglės Dianko rombo komandos šitos narius, paskui pažymėsiu taip pat atitinkamus skaičius už spalio mėnesį šių metų. Toliau paspausiu įterpti, insert ir paskui chat. Ir šitoj vietoje mums reikia pasirinkti ne column chat, o skritulinę diagramą. Pasirinkom ją, atneškime čia, kad geriau matytasi. Nu, toliau reikia maždaug apiforminti panašiai kaip šitam pavyzdį. Nu, čia matosi pavadinimą reikia pakeisti, paskui išvaizdą į trimatę, šiek tiek foną, tai vieną kitą elementą mes galim parodyti, kaip šitą daryti. Prisimenu dar iš praeitų diagramų, kai mes darėm, tai čia labai svarbu vaidmenį turi chat style, mes backgroundą galim pakeisti, o jau spalva tapo tinkama, paskui čia 3D nustatom, kad čia būtų tokias trimatis vaizdas. Toliau pavadinimas čia toks, koks šitoj vietoj parašyta, tai mes galim nukopijuoti banaliai Ctrl+C ir čia paspausti, nu čia šiek tiek pas mus išsilaksto, taip biškinį tam paspaudėm, taip, dar kartą, jo, nu dabar liktai čia vietoj Ctrl+V. Taip, nusikopijavo, nelabai nusikopijavo, pabandom dar kartą nukopijuoti tvarkingai kažkodėl. Man lygtai nusikopijavo, kadangi čia pas mus per keletą eilučių, tai šiek tiek nelabai nori tilpti pagal šitą šriftą, mes galim šiek tiek ir pamažinti šriftą, iš esmės niekas nedraučia, galim, dabar tilpom. Jeigu reikia, galim spalvą čia pakeisti, paryškinti, taip, kas dar ten matosi pagal užduotį. Pagal užduotį daugiau liktai ir nesimato iš šitų skritulinių diagramų, tai praktiškai mes visą šitą ir padarėm. Taip. Tvarkoj, dabar antra diagrama. Antro tipo diagramos, čia jeigu pasižiūrėti į turinį, jau turinys suformuotas, mums reikia iš atskirų komandų, atskirus komandos narius, tai yra atskirus kurjerius paimti, pažymėti ir jiems sukurti visų metų aptarnautų klientų skaičių histogramas. Jurgio Pankaus histogramą čia jau matosi, irgi mes galim pasižiūrėti, kaip šitą padaryti. Taip, aš šiuo laiku šitą bandysiu ištrinti, taip, nu, šitą uždarykim, taip, šitaip ir daryti. Pagaliau mes čia šitą susitvarkėm. Jo
Ir toliau einam į užsakymus ir bandom nukopijuoti. Taip, bandom nenukopijuoti, pažymėti šiuo atveju Jurgio Pankaus visų metų jo darbo. Taip, galima šiek tiek ir greičiau pažymėti, bet čia gana greitai žymys ir taip, jau 7, 8, 9, 10 mėnuo ir mes per pabaigos. Taip, pažymėjome šitą eilutę, paskui insert, chat ir šiuo atveju mums reikia ne kolumną, aišku, surasti čia histogramą, čia kažkur tai, o čia šitoj vietoje histogram matosi. Reikia nueiti į pačią pradžią ir matosi, kad čia nesąmonė mums biški rodo. Nesąmonė rodo, todėl kad čia apačioje mums reikia pasižymėti switch rows and columns, o dabar jau turim maždaug tinkamą išvaizdą visą pirminę tos mūsų diagramos, nuo toliau mums lieka šiek tiek pasižiūrėti pagal pavyzdį, ką čia padaryti. Pavadinimo reikia, paskui šiek tiek pareguliuoti išsidėstymą už tai čia į pačių histogramos stulpelio. Tai tam, kad šitą padaryti, mes nueisim į Customize, taip. Čia šitoj vietoje suraskim histogram ir čia mes galim vienetuką pastatyti, tam, kad štai šitie intervaliukai, kurios čia rodo, čia praktiškai kiek atitinkamų dienų buvo, kai buvo aptarnauta atitinkamas klientų skaičius. Taip, aukštis stulpelio rodo, kiek atitinkamų dienų buvo. Taip. Toliau outlieriai čia pas mus neprie ko. Ir dar item divideris, jeigu jungsim šitą skiriklius, tai šiek tiek suprantamesnis vaizdas čia gaunasi. Ką mes galim pasakyti dabar, pavyzdžiui, šitos histogramos, tai kaip čia matosi, kad Jurgis Pankus turėjo vieną dieną per visus metus, kai klientų skaičius buvo nuo 10 iki 11. Ten jau reikia tiksliai pasižiūrėti. Būtent greičiausiai ten 10, o gal ir 11. Taip, tai kaip čia sužymėta pas mus pagal ašis. Taip. Ir paskui jau kažkokias 9 dienas nuo 11 iki 12 ir taip toliau. Taip. Čia taip reikėtų suprasti, tam, kad iki galo būtų suvokta tų žmonių, kurie žiūrėtų mūsų histogramą, tai be abejo reikia pridėti pavadinimą, tai čia mes chat and access titles, o čia matosi chat title, tai mes galim nukopijuoti šitą, Ctrl+C. Nueiti šitą vietą, Ctrl+V paspausti, vėlgi šiek tiek tvarkingiau, atsirado pavadinimas, paskui X ašė, taip, čia horizontal, angliškai axis, horizontalioje, kas ant horizontalios pas mus klientų skaičiai per dieną, tai mes galim čia tiesiog parašyti irgi klientų, čia biški, netyčia didžioji gavosi, taip, klientų skaičiai per dieną, taip, ir paskui, ką mums vertikalioja šis, taip, čia jau pasirašė, vertikalioja šis pas mus dienų skaičius, taip, kiek tokių buvo dienų, kai buvo tiek ir tiek klientų. Taip, tai čia dienų skaičius. Taip, surašėm, jeigu reikia, galima pakeisti stilių, čia raudonai, čia mėlynai.
Gerai, čia šitas tada tegul būna raudonai, taip, šitas tegul būna mėlynai, taip, mėlyna spalva. Galima ar paryškinti, jeigu norisi, taip, pavadinimą padarėm. Nu ir ten, man atrodo, ir spalva aplamai buvo šiek tiek kitoniška tokia. Chat style galima šiek tiek ir pakeisti spalvą, lyg tai tokia buvo. Na ir paskui, kai visą laiką kopijuojam ir įklijuojam į atitinkamai dokumentą. Štai čia tiek informacijos apie histogramas, kągi sėkmės atliekant šitą užduotį.